Stiprinam kelius visų pirma, iš 4 pusių reikia stiprinti. Iš čia, iš šono, iš vidaus ir iš čia dar. Tai reiškia, bandom pradžiai nuo vidinių. Paprastas elementarus pratimas, kai mes įkišam pagalvį arba kamuolį, rankšluosčius ir pirštai žiūri į jūs. Jūs atsisėdat, liečiant liemenuką į lovą, stabiliai sėdmenys, neįtraukit per stipriai ten. Traukit pilvuką, pasitraukit kažkiek nuo lovos, kad būtų patogu, nuleidžiam pečius, tiesiai galva, kaklas nesikiša. Viskas turi būti tiesiai ir kojas neiškleria. Iškart bandot, kad būtų tarpas vienodas tarp kelių, klubų ir batų. Ir neišklerinam tas pėdas. Dirba pėdos. Ir mes stumiam vienas, stumiam 2. Iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam. Kvepuojant, skaičiuojat iki 10, po to skaičiuojat iki 15, kitą kartą iki 20. Spauskit, tada minutę nustatykit kitą kartą. Šiaip tai savaitę reikia daryti po 20, savaitę po to didinti, tą po minutę. Po to 1, 2 grįžt, 1, 2 grįžt, tada galima 1, 2, 3 grįžt, 1, 2, 3, 4 grįžt. Vėl tada galima sustabdyti save ir laikyti, iškvepiam, įkvepiam ir tik kvepuokit. Iškvepiat, įkvepiat, kvepuojat ir spaudžiat, pavyzdžiui, kokių 10 sekundžių. Tada 10, 1, 2, 3. Vėl 10 sekundžių stovit, laikot, kvepuot. Vėl 10 atliekat. Galima skirtingais variantais, bet tiesiog pradėkit nuo 20, kad pastiprinti savo vidinius. Taip pat galim pastiprinti kelią, kai mes dirbam vėlgi pritūpus, tvarkingai, nekeliam pečių, įstatom kaklą, žiūrim į tiesiai, televizorių, pavyzdžiui, tiesiai, jeigu galim, pakeliam kažkiek, jeigu nenubūnam vietoj, bet tiesiai turi būti koja. Nesakykit, kad negalit ištiesinti, viskas įmanoma. Ir nuo savęs į save. Iškvepiat, įkvepiat. Tai čia tvarkingai šitą koją nejuda. Jos nelaužom su rankom, nekeliam pečių, kvepuojat, skaičiuojat iki 20. Skaičiuojam iki 20. Po to minutę galite nustatyti su laiku. Iškvepiat, įkvepiat. Pakeičiam koją atsargiai. Žiūrim, kaip jums patogu sėdėti. Ir vėl tiesia koja į save nuo savęs, kad kelias būtų į pirštą, pirštai į kelią. Žiūrit, kad tarp kulniukų būtų tas batas. Iškvepiat, įkvepiat. Yra sunku. Bandykit nuimti batus, būkit be batų, kvepuokit. Gerai, grįžtam. Vėlgi pakeičiam kitą. Dabar mes kelsim. Po 20 kartų paaiškelkit. 1 grįžat. 2 grįžat tiesia koja. 3 grįžat be įtampos. 4 grįžat per kirkšnį. 5, 6 stumiam. 7, 8 stumiam. 9 ir 10. Grįžtat. Kitą pusę. Vėl padaro 20. 1, iškvepia 2. Iškvepiat 3, iškvepiat 4, vėl stabiliai sėdėt. 5, 6 iškvepiam. 7, 8 pirštai stipriai save. 9, 10. Gal jūsų lėtumas bus lėtesnis negu mano. Tai viskas yra su to gerai. Svarbu, kad būtų viskas taisyklingai atlikta ir su ta pagarba tam laikui, o ne chaose kažkur kažką dar galvot, kada pasibaigs. Taip pat labai gerai sėdint, jeigu neskauda juosmens, tiesiog atstumti, grįžti. Atstumti, grįžti. Iškvepiat, įkvepiat, grįžtat. Iškvepiat, įkvepiat, grįžtat. Judinat tiesia koja iš šoną po 20 kartų, neišeina po 20, pradedat nuo 10. Čia nejuda šitą koją. Visas akcentas į teisingą atlikimą be jokių kojų svyravimo. Grįžtat. Pastatot vėl tvarkingai. Iškišat pirštas į save, niekur jisai nekrenta. Vėl 10 kartų iškvepiat, įkvepiat. Žiūrit televizorių, mėgaujatės gražių vaizdų, kvepuojat ir bandot susikoncentruoti, kad pirštas žiūrėtų į kelią. 10, 20 kartų, po to galit minutę. Galima su guma, bet nereikia viską daryti iš karto. Jaučiat pagal kelią. Kokia įtampa, kas jums yra su tuo keliu. Ir ramiai, tvarkingai
grįžtat. Jisai yra būtinas, jeigu dabar nesuguma, tai esmė tame, kad mūsų darbas turi būti, kad mes turim būti visiškai tiesus, tokie sulenktos kojas, būnam labai žemai ir mes turim į save tvarkingai dirbti ir jausti, kad mums neskauda kelio kulnais į užpakalį. Iškvepiat, įkvepiat, iškvepiat, įkvepiat. Atlikit po 20 kartų, tada pabūkit su viena koja į save 1, 2 dirbat, 3, 4 su viena koja, pirštas į apačią ir svarbiausia, kad visada kulną akcentuotumėt į sėdmenis. Iškvepiat, iškvepiat, iškvepiat 20 kartų vieną koją ir 20 kartų į save stipriai kitą koją. Labai gerai uždėti gumą, bet su laiku, nes reikia jausti jūsų krūvį. Dabar uždėsim gumą, einam per šoną. Kas yra labai svarbu, eiti per šoną. Mūsų darbas su guma turi būti ne tokia stipri. Turit susidraugauti, kad keliai būtų ant kilimo, ne ant žemės kaip pas mane. Ir vieną koją žemai, kitą į save 1, 2 stumet. Kojas turi būti kažkiek įsiskietę, stabiliai pirštais liečiat žemę, o ta koja, kur viršuje, jinai tiesiog dirba. Pirštais į vidų, kulnų akcentuojam, kad mes norim pasiekti užpakalį. Pilvas įtrauktas, įkvėpkit ir su pilvu paspauskit žemę, taip įkvepiat ir pilvukas išsipūtė, iškvepiat lengvai, atsipalaidavo. Gulit, nemaskatuojat viršutinės dalies, stengiatės būti taisyklingoj padėti, juosmuo neturi skaudėti, jeigu jūs įkvepiat ir laiko žemę su pilvu ir taip kvepuojat, iškvepiat, įkvepiat. Pakeičiat kojas, tarpas tarp kojų. Keliai sulenkti minimaliai ir jūs į užpakalį ir atgal kažkiek, bet ne per daug. Darom po 20 kartų, į save 1, į save 2. Po to galit minutę užsidėti. Iškvepiat, įkvepiat. Sėdmenukai turi būti įtraukti. Pasikelti reikia ramiai, tvarkingai per šoną ir padėkoti savo už savo darbą. Stiprinti ir šitą dalį. Mes turime apeiti visą kelio sąnarį. Tai tam mums reikia tam tikros gumos. Gali būti ir trumpa ir turi būti aišku, kur mes ją prikabinam. Mūsų darbas yra užsidėti va čia. Jinai neturi būti lengva. Ir aš, pavyzdžiui, atsirem irgi kažkur, ištempiu koją ir bandau, kad jinai būtų tiesiai klubų juosta ir į save 1 grįžtu. Bet geriausia daryti be batų, 2 grįžtu. 3 į save grįžtu, kad dirbtų čia, 4 grįžtu, 5, šita guma turi būti ne per lengva, nes bus lengva labai daryti, 7, 8 į save, tiesia koja, 9 į save, yra ką veikti 10, iškvepiat, įkvepiat, palaikykit, padarė 10, palaikot, kvepuojat, neišklerinam save, sėdim tiesiai kaklą, nekišam ir vėl padarykit 10, 1, 2 ir va taip atliekat. Ir tada laikot, įtraukus visą koją. Pakeičiat koją. Pakeičiam koją su tiesia nugara. Stengiamės būti tiesus. Taisom tiesiog padėtį. Ateinam prieš būtent tą vietą, kur kaba ta guma. Aišku, pataisot kilimą. Vėl tiesi koja, šitą sulenkiam, sėdim. Ir bandom taip, kad mūsų koja pasiema gumą, mes į save. Pasiema, bet aš turiu ištiesinti koją stipriai per keturgalvį į save. Ir atiduodam, nes aš pasiduodu gumą ir vėl pasiimu savo. Pasiimu savo. Iškvepiu, įkvepiu. Iškvepiu, įkvepiu. Kvepuoju, skaičiuoju iki 10, laikau 10. Skaičiuoju vėl iki 10 su judesiu. Ir vėl aš laikau 10. Ir taip palaipsniui didinat skaičių arba uždedat laiką, jausdami, ant kiek jums pradeda būti lengviau ir kad keliai tikrai stipriai. Duodam padirbti ir pėdom. Kulnai, pėdos. Kulnai, pėdos irgi atsako už tą mūsų judesį, kad kelias ir pailsėtų ir būtų stipresnės.
Ir tiesiog kraujotaka. Kvėpuojat, nesusigūžam, nekrentam į priekį, nei su pilvu, nei su dubeniu. Kažkiek užpakalis atstumtas atgal, bet nespecialiai. Žiūri į apačią visas mūsų dubuo. Nu čia sunku suprasti, bet va šitie kauliukai turi būti apačioj. Neišversti nei į priekį, neišversti nei atgal. Bandot atsistoti lygiai. Galit pastovėti ant pirštų galų, stipriai kvėpuoti ir ant kulnų pastovėti irgi, labai stipriai spaudžiant pirštais į save, kvėpuoti. Pratempiam blauzdą, būtent tuo pratimu, kai mes statom pėdą stipriai į žemę. Čia tiesiog koja prie pat sienos, sulenkta koja, bet ne pilvu einam, neišsirečiam. Mes einam su keliu į priekį, lengvai, nepakeliam galinės kojas pėdos. Nekeliam, tempiasi mūsų galinė koja, blauzda. Skaičiuojat iki 30 kiekvieną dieną. Grįžtat atsargiai, prispaudžiat pirštu, pastatot koją, kad stovėtų labai stipriai pėda ir vėl sulenkėt kelią, bet neinat su klubai specialiai. Aš lenkiu tik kelią, pati lieku, stengiuosi likti ir turi temptis. Galima sulenkti alkūnes prieš, bet nesikūprinti, kvėpuoti. Pajauskit, pabandykit pajausti, jeigu kažką blogai daro, tai nejausit. Prasitempia blauzda tą vietą, kuri reikalinga prasitempti, nes ten ir yra kraujotaka, venovarikozė prasideda nuo ko, nuo blauzdos, kuri neturi irgi tam tikro pratempimo, judesio ir panašiai.